Antanas Kavaliauskas, krepšininkas. Sportą pradėjau nuo 4 metų, pradėjau plaukimą. Atlankiau 3 metus plaukimą ir paskui nuėjau krepšinį dėl peršalusių plaučių. Tai va, teko mes plaukimą ir eiti krepšinį. Komandinis sportas, esi priklausomas nuo kitų žmonių, kaip ir jie priklausomi nuo tavęs. Taip pat konkurencija labai didelė, kaip ten bebūtų, ir tiesiog noras įrodyti, kad esi geresnis. Pradedant krepšinį, tai turbūt pradėti nuo aprangos. Žinoma, reikia batų, kojinių, šortų, pošvarčių, nakutės ir panašiai. Ir manau, tas yra svarbiausia ir tada pradėti judėti, pradėti su treneriais ar panašiai. Manau, šitas projektas padės skatinti judėti Lietuvos visuomenę ir gal netgi ir atrasti kitą sportą, kur ras aistrą kitam sportui ir panašiai.